1986 balandžio 26-ąją sprogo ketvirtasis Černobylio atominės elektrinės reaktorius. Pasaulis tokiai nelaimiai nebuvo pasirengęs. Pirmą kartą istorijoje iš branduolinio reaktoriaus šerdies pasklido milžiniški radioaktyviųjų dalelių kiekiai. Mirtinai spinduliuotei suvaldyti reikėjo didžiulių pastangų. Per 10 metų po visą Europą pasklido 15 kvintilijonų bekerelių radiacijos. Sprogimo metu daugiau nei 80% radioaktyviųjų elementų pusėjimo trukmė buvo trumpa, tačiau vienas iš jų, jodas 131, vaikams sukėlė skydliaukės vėžio epidemiją. Praėjus 30 metų jis ir toliau skina gyvybes. Kiti 20% radioaktyviųjų elementų aplinkai kenks dar keletą amžių. Kai kurios dalelės radioaktyvios išliks 10 000 metų. Žmonija ir planeta dėl ilgalaikių šios nelaimės pasekmių skendi nežinomybėje. Milijonai žmonių gyvens ant radioaktyviaisiais elementais užterštos žemės. – 2011 kovą Fukušimos atominės elektrinės avarija mums priminė, kad mums nuolat gresia pavojus. Radioaktyviųjų dulkių tebuvo tik 10% to, kas pasklido po Černobylio nelaimės. Vis dėlto buvo užterštas dar vienas regionas. Žmonėms vėl staiga teko susidurti su grėsme gyvenant užterštoje žemėje. Branduolinės nelaimės mūsų pasaulį pakeičia šimtmečiams. Po Černobylio praėjo 30, po Fukušimos 5 metai. Kągi mes sužinojome apie taršos padarinius? Vieną dieną jie atėjo. Užgriuvo radiacijos banga iš Černobylio. Sprogimas, nelaimė. Buvo sakoma, kad vėjas atnešė. Ji užplūdo mus kaip banga. Nežinau kaip tiksliai, bet taip nutiko. Pagal Černobylio radioaktyviąsias nuosėdas iš naujo buvo suskirstytos teritorijos. Milžiniški plotai skirstomi pagal radioaktyviosios taršos laipsnį. Daugiausia radioaktyviųjų nuosėdų iškrito aplink elektrinę. 30 km spinduliu buvo nustatyta atskirties zona. Čia radioaktyvumas siekia 40 kiurių kvadratiniame kilometre. Gyventi čia per daug pavojinga. Ji pradėta vadinti zona. Žmonėms ši vieta simbolizuoja siaubingus branduolinės nelaimės padarinius. Tai žemė, kurioje dėl savo kaltės žmogus negalės gyventi visą amžinybę. Iš šios vietovės buvo evakuota ir niekada į savo namus nebegrįžo 250 000 žmonių. Buvo apleisti 2 miestai ir 100 kaimų. Liko tik tušti namai. O visai šalia uždraustosios zonos viskas visiškai kitaip. Čia cezio 137 lygis mažesnis nei 40 kiurių kvadratiniame kilometre. Vis dėlto 1 kiuriu per daug, kad foninę spinduliuotę būtų galima laikyti normalia. Ši nauja teritorija užima daugiau nei 120 000 kvadratinių kilometrų. Po Sovietų Sąjungos griūties ji pateko į 3 šalių sudėtį – Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos. Pastarajai šaliai teko 70% radioaktyviųjų nuosėdų. Iš šių užterštų teritorijų niekas nebuvo evakuotas. Oficialiai teigiama, kad čia gyventi įmanoma, jei tik laikomasi tam tikrų atsargumo priemonių. Gyventojai galėjo rinktis, pasilikti ar išvykti. Jie galėjo rašyti prašymą persikelti į naujus namus. Gyvendami šioje zonoje gyventojai gauna radiacijos dozių, kurios oficialiai laikomos nedidelėmis. O kaip šios nedidelės apšvitos dozės paveiks jų ir jų vaikų sveikatą, mokslinių duomenų kol kas nėra.
Tarptautinė radiologinė saugos komisija nuo 1928 nustato pasaulinės apšvitos dozės rekomendacijas. Yra žinoma, kad didesnės nei 100 milisivertų dozės sukelia vėžį ir padidina susirgimo riziką. O kaip veikia mažesnės dozės, neaišku. Galiu pasakyti tik tiek, kad epidemiologinių tyrimų metu nepastebėjome poveikio žmonėms. Tačiau bent jau teoriškai egzistuoja silpno poveikio rizika, esant labai nedideliai apšvitai. Tiesą sakant, visas pasaulis po Černobylio ir gyvenimas šiuose teritorijose atrodė kaip didelis mokslinis eksperimentas po atviru dangumi. Ir jis neapsiribojo tik regionais aplink elektrinę. Nelaimės metu radioaktyviasias daleles vėjas išnešiojo už 1000 kilometrų. Jos ant žemės dažniausiai krito kartu su lietumi. Taip atsirado vadinamieji karštieji taršos taškai. Norvegija neturi atominių elektrinių, tačiau iš vakarų Europos šalių čia iškrito daugiausia radioaktyviųjų nuosėdų. Ypač nukentėjo retai apgyvendintos kalnų vietovės šalies viduryje. Tradiciškai šiuose vietovėse vietinė pietinių samių tautelė yra įrengusi šiaurinių elnių ganyklas. Jiems taip pat tenka gyventi su taršos padariniais. Po Černobylio sprogimo pilkosiose zonose atsidūrė beveik 7 milijonai žmonių. Daugybė žmonių susirūpino, kaip jiems teks gyventi su siaubingais katastrofos padariniais. Mes greitai praradom susidomėjimą šių žmonių likimu. Dėmesys nukrypo kitur. 2011 kovą dėl nelaimės pirmojoje Fukušimos atominėje elektrinėje atsirado dar viena atskirties zona. Šįkart Japonijos viduryje, ši šalis viena stipriausių ekonomiškai, valdžia pritaikė tokias pat radiacijos ribas kaip ir Černobylyje. Buvo evakuota 170 000 žmonių. Ir vėl 10 000 žmonių staiga atsidūrė užterštoje žemėje. Jų ateitis pasidarė neaiški. Dauguma jų panoro likti ten, kur buvo. Iš tiesų niekas gerai nesupranta situacijos sunkumo. Suetsugio kaimas įsikūręs mažiau nei už 30 km į pietus nuo elektrinės. Radiacijos lygis čia yra žemesnis nei 40 kiurių kvadratiniame kilometre. Ši vieta laikoma nedidelio užterštumo zona. Praėjus metams po nelaimės gyventojai vis dar nesupranta, kodėl niekas nesirengė jų evakuoti. Kaip nustatomos saugios ribos? Kokią žalą jie patiria? Nesijaučiame saugus vien dėl to, kad jie mums sako, jog čia tėra tik 1 milisivertas radiacijos. Radiacija užkrėtė mūsų namus. Mes nenorime juose gyventi. Jie gali pasilaikyti savo radiaciją savo. Aš tik noriu sužinoti, kaip mums auginti maistą, kai yra toks radiacijos kiekis. Ar jie viską turėtų palikti ir išvykti? Ar jie gali likti ir gyventi su nematoma grėsme, nors jie ir vadinama nedidelė? Kyla gyvybiškai svarbių klausimų. Ar jie iš tiesų ten gali gyventi? Ar smarkiai rizikuoja? Kaip jie galėtų apsiginti ir apginti savo artimuosius? Jei jie pasiliktų, kas jų laukia ateityje? Į šiuos klausimus nėra aiškaus atsakymo, tik prieštaringų nuomonių ir paslaptingų skaičių gausybė. Šioje sumaištyje kilo viena idėja. Japonai tinkamų atsakymų galėtų sulaukti žmonių, panašiai gyvenančių jau 30 metų kontroliuojamoje Černobylio zonoje. Tai vienintelė vieta Žemėje, kuri panašiai į jų aplinką. Iki 2012 įvairios nevyriausybinės organizacijos sugebėjo sutvirtinti Japonijos, Baltarusijos ir Norvegijos ryšius. Japonai liko nustebinti to, ką išgirdo. Baltarusijoje ir Norvegijoje man sakė tą patį. Mokykitės iš mūsų. Tikrai nustebau. Likau maloniai nustebinta, kad jie susirūpinę mūsų dalia ir mus užjaučia. Jie bijojo kvėpuoti užterštų orų ir valgyti maistą. Viena moteris man sakė, aš net bijau gerti vandenį.
Iškart po avarijos ir mes visko bijojom. Valdžia ilgai ieškojo, kaip spręsti problemas. Priemonių buvo imtasi tik vėliau. Žinoma, iš pradžių mes bijojom. Buvo baisu. Fukušimos gyventojai domėjosi, ką ir kaip mes darėm. Pasakiau jiems, jums pasisekė, kad galit mokytis iš mūsų klaidų. Bet mes buvom pirmieji. Japonams jie papasakojo apie sudėtingą ir sunkų kelią. Tai buvo asmeniški pasakojimai. Jie suprato, kad šie pasakojimai tiks ne visiems pasilikusiems žmonėms. Tačiau būtent dėl to jie ir norėjo juos papasakoti. Būtų buvę gerai, jei po nelaimės būtų atsiradę tokių žmonių kaip mes ir mus paguodę. Nurimkit, nereikia panikuoti, nors padėtis baisi. Arba valgykit šitą, nevalgykit ano. Ar bent būtų davę patarimų apie kasdienį gyvenimą. Tai būtų palengvinę mūsų dalią. Tuo metu mes tokio palaikymo neturėjom. Informacija buvo neprieinama. Jei būtume ją turėję, būtume išvengę daugybės klaidų ir kančių. Almanai – Baltarusijos kaimas, kuriame gyvena maždaug 1000 gyventojų. Jis buvo vienas iš labiausiai užterštų kaimų Stolino rajone prie Ukrainos sienos. Paša ir Vladimiras Polukočkai pasisiūlė japonams papasakoti apie siaubingus metus po Černobylio avarijos. Vėl nutiko bėda. Černobylis sprogo. Juodi debesys kaimą užklojo. Bet žmonės nekrūptelėjo, neiškeliavo. Namų palikti jie negalėjo. Покинуть свой дом они не смогли, но люди не дрогнули, люди остались. Покинуть свой дом они не смогли. Žinoma, pirmaisiais metais po nelaimės tvyrojo nerimas. Dėl ateities, dėl vaikų, dėl to, kas mūsų laukia. Nežinomybė. Nebuvo saugaus rytojaus. Viskas buvo neaišku. Samiai pietų Norvegijoje nukentėjo nuo mažesnės taršos. Vis dėlto jie užsiminė apie tokią pat neviltį, abejones ir nerimą. Mus labiausiai paveikė nesaugumas ir nežinomybė. Griuvo visas mūsų tradicijų, kultūros ir saugumo pamatas, ant kurio buvo kuriama mūsų ateitis. Tuo metu nebuvo aišku, kas nutiks. Žmonės iš visų šių vietovių sukrėtė bejėgiškumas, nesugebėjimas įveikti šios sudėtingos, nematomos grėsmės. Jie atrodė kaip neišvengiama pražūtis. Šiandien gyvi 4 mano vaikai. Vienas mirė, nežinau nuo ko. Jie sakė, kad nuo radiacijos. Toks jo likimas. Žmonės, ypač vyresni, netikėjo, nesuprato ir nepasitikėjo tuo, kas jiems buvo sakoma. Kasgi jiems galėtų nutikti? Tačiau laikui bėgant padaugėjo susirgimų vėžių. Mano motina mirė nuo vėžio, taip pat ir sesers vyras ir daugelis kaimynų. Jie noriai bendravo su japonų aukomis. Mat rūpesčių gausūs dešimtmečiai suteikė išminties. Gyvenimas grįžo į vėžes, kai gavom informaciją, kurią dabar turim. Kai supratom, kad mums nereikia bijoti. Mūsų gyvenimas tęsiasi. Tik reikia suvokti, kur gyvenam.
Praėjus 10 metų po katastrofos į Almanus atvyko prancūzų komanda. Įvykdė ES programą Etosas. Juos sukrėtė žmonių neviltis, sukelta informacijos trūkumo. Almanų gyventojai nieko nenutuokė apie radiacijos lygį. Niekas nebeatvažiuodavo paimti jų pieno, todėl jie suprato, kad padėtis bloga. Vis kildavo klausimų, ar galime čia pasilikti? Ar vis dar įmanoma čia gyventi? Etoso komanda mokė gyventojus, kaip atpažinti aplinkos taršą, kad jie galėtų nuspręsti, ką daryti toliau. Atvykus prancūzams, kaime prasidėjo naujas gyvenimas. Mes vėl pradėjom dirbti, mokytis, judėjome prieki, kaip sakoma. Vyko daugybė projektų, aptarta daugybė temų, įsitraukė daug žmonių. Pradėjom domėtis. Prasidėjo pokyčiai. Tačiau viskas vyko palaipsniui, nestaiga. Pirmiausia, prancūzai atvežė prietaisų radiacijai matuoti. Jie buvo ne pirmieji tai padarę, tačiau jie pirmieji šios prietaisus įteikė gyventojams ir aptarė rezultatus. Almanų gyventojams tai buvo tikras atradimas. Jie suvokė tikrai aplinkos vaizdą, nors šie jau gyveno 10 metų. Po truputį kilo naujas kaimo vaizdas. Radiacijos lygis smarkiai šokinėjo. Nebuvo vidurkio. Pavyzdžiui, foninė radiacija vieno žmogaus kieme gali būti tokia pat kaip ir Paryžiuje. Gretimame kieme radiacijos lygis gali būti 5 ar net 10 kartų didesnis. Visi maloniai nustebome sužinoję, kad radiacijos lygis namų viduje yra normalus. Net nedidelėme kaimo plote radioaktyviosios dalelės pasiskiršiusios nevienodai. Tarp greta esančių vietų gali būti didžiulis skirtumas. Vis dėlto foninis radiacijos lygis kai kuriuose soduose ir ypač miškuose yra per aukštas. Po matavimų radiacija nebeatrodė tokia nematoma, visur tvyranti grėsmė. 2011-aisiais Fukušimos gyventojai reikalingus prietaisus gavo daug greičiau. Ir vėl žinios suteikė didžiulį palengvėjimą. Suecugija. Ponas Endas išmatavo visą kaimą. Duomenys padėjo sukurti tikslų taršos žemėlapį. Tokio mastelio žemėlapis gyventojams padėjo daug geriau nei oficialios ataskaitos. Išmatavęs ir sužymėjęs karštuosius taškus, pamačiau vaiduoklių pėdsakus. Žemėlapyje galima pamatyti, kur slepiasi baisieji vaiduokliai ir suprasti, ar jie silpni, ar galingi priešai. O gal su jais kovoti labai sunku. Vadinamosiose lengvo užterštumo zonose grėsmę sveikatai kelia tik per keletą metų gautos radiacijos dozės. Vengiant itin užterštų zonų, ar ten praleidžiant kuo mažiau laiko, teorinė rizika gerokai sumažėja. Per pirmuosius kelerius metus po branduolinės nelaimės tarša vis kinta. Daleles išnešioja vėjas, ypač lietus. Aplinkos radiacija vienur sumažėja, kitur padidėja. Atsiranda karštųjų taškų, kur susikaupia dalelių. Norint aiškiau suvokti aplinką, reikia nuolat matuoti. Gauti duomenys padeda tinkamai kovoti su grėsme. Matuojame kasdieną. Tėvai pamatę, kad radiacijos lygis krinta, leidžia vaikams ilgiau žaisti lauke. Praėjus 5 metams po nelaimės, miestuose, kuriuose nusėdo nedaug radioaktyviųjų dulkių, pavyzdžiui, Fukušimos mieste, foninis radiacijos lygis pasidarė vėl toks pat kaip ir Paryžiuje. Miestuose dalelės neprasiskverbia į dirvą ir dingsta greičiau, iš dalies dėl to, kad kasdien valoma. Gomelis – antras pagal dydį Baltarusijos miestas. 1986-aisiais jis buvo viena iš labiausiai užterštų zonų šalyje.
Šiandien gyventojų skaičius viršija 500 000. Praėjus 30 metų po nelaimės, aplinkos radiacijos lygis yra normalus, kaip ir beveik visuose Baltarusijos kaimuose. Daugiausia karštųjų taškų išlikę aplinkiniuose miškuose. Dabar kaimų gyventojai supranta naujus parametrus ir naujas normas. Gyvenu čia nuo pat gimimo, 30 metų. Gimiau 85-aisiais Kamaryne ir čia užaugau. Tiksliai žinome, kur galime eiti miške ar prie upės. Štai kodėl mūsų negąsdina radiacija, nes yra vietų, kur eiti draudžiama. Uždaros zonos yra aiškios, mes tiesiog ten neiname. Stovi tvoros, informaciniai ženklai, o kitose vietose viskas gerai. Didžiulė aplinkos tarša pasklinda plačiau. Palaipsniui radioaktyviąsias daleles sugeria lapai ir žolė. Jos kaupiasi dirvožemyje, prasismelkia į gruntą, o augalų ir medžių šaknys jas sugeria. Tuomet jas suėda gyvūnai mintantys augalais. Vietiniai gyventojai susiduria su didžiulė ilgalaikė problema – užteršta visa maisto grandinė. Šio reiškinio neįvertino dauguma mokslininkų. Jie problemos mastą suprato tik praėjus keliems dešimtmečiams po Černobylio. Grūdai, daržovės, pienas, mėsa. Visi produktai paveikti skirtingai. Juos vartojantys žmonės gali gauti radiacijos. Radioaktyviosios nuosėdos iš Fukušimos ir Černobylio labiausiai pakenkė žemės ūkio regionams. Datės miestas įsikūręs už 60 km nuo Fukušimos atominės elektrinės. Jis garsėja derlingai savo sodais. Nelaimė nutiko kovą. Po kelių mėnesių prasidėjo derliaus nuėmimo sezonas. Viskas prasidėjo nuo mažų ir didelių slyvų, persikų. Radioaktyvaus cezio aptikome visuose vasaros sezono vaisiuose. Paskui jo aptikome ir persimonuose. Štai ten auga medelis. Pirmaisiais metais ten iškasėm didelę duobę su ekskavatoriumi ir sumetėm ten persimonus. Kai jį prisipildė, likusius suvertėm sodo kampe. Taip tęsėsi 2 metus. Mane tai jaudino iki ašarų. Baltarusija trečia pagal dydį pieno gamintoja Europoje. Radioaktyviosios nuosėdos iš Černobylio užkrėtė 20% šalies dirbamos žemės. Valdžia privalėjo rasti būdų, kaip šiuose regionuose palaikyti ekonominį aktyvumą. Mokslininkai mažai žinojo, kaip šie radionuklidai plinta gamtoje ir kaip prasiskverbia į augalus. Buvo pradėta didžiulė mokslinė programa. Joje buvo vystomos atsakomosios priemonės. Kaip apsaugoti žemės ūkį ir kaip prižiūrėti ūkius, kad galutiniuose produktuose būtų kuo mažiau radionuklidų. Radiologijos institutas buvo įkurtas iškart po nelaimės. Jis ir inicijavo žemės ūkio atkūrimo programą. Jai Baltarusija skyrė 1/5 savo biudžeto. Per paskutinius 30 metų mokslininkai nuolat tikrino vietovės dirvą ir žemės ūkio produkciją. Palaipsniui jie sugalvojo ir ėmė taikyti visą techninių sprendimų kompleksą, kad būtų galima auginti produkciją ir užterštoje dirvoje.
Baltarusijoje žemės ūkis plėtojamas kolūkiuose. Tamara Kudan vadovauja kolūkiui Bragino rajone, kurį sudaro 3800 sklypų. Gomelio radiologijos institutas sudarė regiono cezio ir stroncio taršos žemėlapius. Pagrindinė mūsų ekspertų, taip pat ir mano užduotis, kruopščiai suplanuoti pasėlius, vengiant užterštos žemės. Mes pavasarį taip pat tręšiame fosforų. Naudojame ir azoto trąšas. Šie atradimai buvo padaryti po novatoriškų tyrimų įvairiose srityse. Taip pat buvo mėginama spręsti problemas, su kuriomis niekas anksčiau nebuvo susidūręs. Reikėjo ilgai ir nuobodžiai taikyti teorinės ir praktinės žinias. Kol darbas pagaliau ėmė duoti vaisių, praėjo 10-metis. Apie 1994-uosius dideliuose valstybiniuose ūkiuose ir kolūkiuose mums pavyko pasiekti, kad visa produkcija atitiktų normas. Datėje smulkūs ūkininkai susibūrė į kooperatyvą ir ėmėsi didžiulio sumanimo. Remdamiesi mokslininkų rekomendacijomis, jie ėmė nukenksminti savo sodus. Mes nuvalėm visų persimonų medžių žievę, nupurškėm juos aukšto slėgio srove. Purškimas aukšto slėgio srove užtruko 4 mėnesius. Dalyvavo 35 000 žmonių. Iš viso nupurškėm 550 000 vaismedžių, įskaitant ir 250 000 persimonų. Darbo turėjome iki 2012 kovo. Po 4 metų pasirodė požymių, kad žemės ūkis atsigauna. Vis dėlto kooperatyvas turėjo daug investuoti į aukštųjų technologijų laboratoriją, kad galėtų ištirti produkciją ir užtikrinti saugumą. Žemės ūkį įmanoma atgaivinti nesmarkiai užterštoje žemėje, tačiau tam reikia tokių pat investicijų, kaip ir atstatant šalį po karo. Gaila, bet paaiškėjo, kad Baltarusijoje įdėtų pastangų nepakanka. Izoliuotų nuošalių kaimo gyventojai visuomet prasimaitindavo ir vis dar prasimaitina iš savo užauginamos produkcijos. Jie augina savo daržoves, melžia karves, miškuose renka grybus ir uogas. Praėjus 5 metams po nelaimės nukentėjusiuose regionuose buvo įkurta 400 radiacinės saugos centrų. Jie turėjo matuoti vietinių maisto produktų užterštumą. Paša Polukočko kreipėsi į centrą Almanuose. Daviau jiems savo produktus. Jie įdėjo į prietaisą. Radiacija viršijo visas normas. Matavimo prietaisas rodė nuo 18 iki 37 000 bekerelių, o mes viršijome tuos 37 000 bekerelių. Pasirodo, kad po nelaimės beveik visi produktai, kuriuos kasdien vartojo gyventojai, buvo užteršti. Kai kurie iš jų labai smarkiai. Kai pirmą kartą čia atvažiavom, viskas buvo uždrausta. Rinkti grybus ir uogas, gerti pieną, eiti į mišką. Čia gyvenantys žmonės to nesuvokė. Todėl visi ėjo į mišką ir rinko grybus. Daugmaž visi mąstė vienodai. Štai mes čia gyvenam, apsupti taršos. Užterštus produktus valgom kasdien. Galiausiai jie pažeis mūsų ir mūsų vaikų sveikatą. Bet mes neturim kito pasirinkimo. Duomenys atskleidė keistą reiškinį. Tame pačiame miške ar tame pačiame kaime vieni produktai buvo labai užteršti, o kiti beveik visai neužteršti. Tuo metu vietiniai gyventojai to nežinojo. Praėjus 10 metų po nelaimės pradėti tirti ir patys gyventojai. Tuomet ir paaiškėjo pasekmės.
To paties kaimo vaikų viso kūno gama spinduliuotėje smarkiai skyrėsi. Pagrindinė priežastis – maistas. Padedami vietinių motinų ištyrėm kasdienį vaikų maistą ir apskaičiavom. Svarstėm, kokie rezultatai bus, jei šeimai Almanuose pasisekė maitintis mažiau užterštais produktais. Skaičius vyravo nuo 30 iki 50 bekerelių, kuriuos kasdien jie gaudavo kartu su maistu. Tuomet apskaičiavom ir blogiausią atvejį, jei šeima būtų valgiusi labiausiai užterštus produktus kaime. Maistas būtų buvęs toks pat, tik labai užterštas. Skaičius vyravo nuo 700 iki 800 bekerelių per dieną. Tai didžiulis skirtumas. Užteršta mitybos grandinė samių tautai buvo dar viena baisi nelaimė šalia kitų bėdų. Šiauriniams elniams nelaisvėje sekasi prastai. Jiems reikia didelės teritorijos, kur jie laisvai galėtų ganytis ištisus metus. Žiemą jie daugiausia ėda kerpes, taip pat mėgsta ir grybus. O kerpėse ir grybuose yra didžiausia radiacijos koncentracija. Pirmaisiais metais po Černobylio visa regiono elniena buvo radioaktyvi. Pirmaisiais metais visa mėsa buvo pripažinta netinkama vartoti. Žinoma, buvo liūdna matyti, kaip gera mėsa užkasama arba laikoma toksinėmis atliekomis. Bet mums pažadėjo padėti. Pirmaisiais metais buvo pradėta nuolat tikrinti maistą. Ūkininkai sulaukė piniginių kompensacijų. Taip pat buvo mėginama išvengti ekonominės samių krizės. Pirmaisiais metais po Černobylio mėsos gavome iš kitų regionų. Tradiciškai mes suvalgom visą gyvūną. Plaučkepenius, kraują, kaulų čiulpus ir galvą. Tokių dalykų iš kitur gauti sunku, todėl negalėjom laikytis tradicijų. Ėmiau mažiau žvejoti, nes žuvis buvo labai užteršta. Rinkom ir mažiau uogų ir valgomųjų augalų, pavyzdžiui, rūgštynių, alpinių salotų, skudučių. Samių kultūra paremta žmonių veiklos ir aplinkos harmonija. Jie suvartoja visas paskirstų gyvūnų kūno dalis. Toks gyvenimo būdas harmonijoje su gamta – samių tapatybės pagrindas. Jis perduodamas iš kartos į kartą. Vengdami radiacinės taršos, jie turėjo paaukoti savo gyvenimo būdą. Jiems tai buvo skausminga psichologiškai. Lavransas Skuterudas dirba Norvegijos radiacinės saugos institucijoje. 96-aisiais buvo atliekami matavimai. Jis suvokė, kad pritrūkus bendravimo su samių tautele, skausmingos šios situacijos pasekmės praėjo beveik nepastebėtos. Kelerius metus vykdžiau projektus Rusijoje, Ukrainoje ir Baltarusijoje. Tyrėme žmones ir jų mitybą. Nesitikėjau, kad centrinės Norvegijos samių radiacijos lygis bus toks pat aukštas kaip ir žmonių iš labiausiai užterštų regionų aplink Černobylį. Almanuose aptikę vaiką su neįprastai aukšta gama spinduliuote, etoso programos nariai apsilankydavo jo namuose. Jie padėdavo šeimai atpažinti, koks maistas ar elgesys tai sukelia. Pasirodo, mūsų kūnų tarša nėra negrįžtama. Kai nustojame valgyti radioaktyviosiomis dalelėmis užterštą maistą, mūsų kūnai sugeba natūraliai išsivalyti ir radiacijos lygis palaipsniui krinta.
Per metus aukštą vaikų radiacijos lygį sugebėjome sumažinti iki tokio lygio, kokį turėjo mažiausiai apsikrėtę kaimo gyventojai. Nes šeimos pradėjo stebėti ir reguliuoti kasdienę mitybą. Šis metodas buvo toks sėkmingas, kad buvo pritaikytas dar 4 užterštuose Baltarusijos rajonuose. Taip, po 2000-ųjų buvo vykdoma programa Branduolys. Nors padėtis išliko sudėtinga, Almano gyventojai palaipsniui išmoko prisitaikyti prie gyvenimo sąlygų. Prancūzų komanda iš branduolio programos atvyko padėti mums čia į Almanus. Jie išklausė mūsų nelaimių ir išmokė auginti bulves be radiacijos. Учили, что без радиации картошка росла. Dabar jie suprato, kad įmanoma kovoti su tarša, keičiant savo elgesį ir taip pasiekti rezultatų. Patikrinom pieną ir patys nebemelžiam. Pirkdavom pieną iš parduotuvės. Patikrinom ir augalus, kuriuos auginom darže. Jei jie būdavo užteršti, nebesodindavom. Pagal prancūzų rekomendacijas pradėjom sodinti savo agurkus, kopūstus ir pomidorus. Jie buvo švarūs, todėl galėjom parduoti. Pradėjom mokytis. Buvo įmanoma sumažinti taršą. Ir pati ėmiau eksperimentuoti. Rinkau grybus iš įvairių vietų, sūdydavau ir nupildavau sūrymą. Pusė radiacijos likdavo jame. Tuomet užpildavau naujų sūrymų. Rezultatai mane tenkino. Parodžiau ir kitiems žmonėms. Tiesa, grybai nebebuvo tokie skanūs. Tačiau sugebėjau pasiekti tokių rezultatų, kurie neviršijo normų. Detalių žinios kilo iš ekspertų patarimų ir vietinių atradimų aptiktų savo pastangomis. Kasdienėme gyvenime viršų paėmė naują elgseną ir suformavo naują kultūrą. Nebuvo hierarchinio vadovavimo, kai valdžia liepia, kaip žmonėms elgtis. Žmonės patys sukruto. Kalbėjosi tarpusavyje ir patys nuspręsdavo, kaip turi elgtis. Žmonės nebebuvo bejėgės aukos. Tai buvo motyvuoti asmenys, įsitikinę, kad gyvenimas gerės su kiekviena diena. Norvegijoje ekspertai ėmė artimiau bendrauti su šiaurinių elnių piemenimis. Taip galiausiai buvo priimti tinkami sprendimai. Svarbiausia buvo banda šerti specialių pašarų, kad sumažėtų jų tarša prieš skerdimą. Turėjom pastatyti elnių šėryklas, nes per metus paskerdžiame kelis tūkstančius gyvūnų. Kai elniai kelias savaitės praleidžia aptvare ir yra šeriami švariomis kerpėmis, iš jų kūnų natūraliai pasišalina daug radiacijos. Taršos lygis smarkiai krinta. Turėjom importuoti didelį kiekį švarių kerpių, kad galėtume tiekti elniams švarų pašarą. Kasmetinį elnių skerdimą perkeliam į rudens pradžią. Taip ir palikom. Dėl visų šių priemonių samių piemenys turėjo daugiau darbo. Tačiau jos pasiteisino. Praėjus 30 metų po nelaimės, naujausi matavimai prieš pat skerdimą duoda daug vilčių. Nors kasmet duomenys smarkiai kinta. Tokio žemo lygio kaip šiandien niekada nebuvo. Supratom, kad pagrindinė priežastis labai radioaktyvūs grybai, kuriuos ėda elniai. Šiemet grybų labai mažai. Todėl tikimės, kad gyvūnai bus gana švarūs.
Šiandien Baltarusijoje etoso ir branduolio programų mokymai integruoti į medicinos sistemą kontroliuojamose zonose. Šiandien paveiktose teritorijose yra 16 radiologinės kontrolės stočių, įskaitant ir mūsų laboratoriją. Vietiniai gyventojai gali ateiti į bet kurį centrą ir patikrinti savo maistą. Jie taip pat gali patikrinti miško augalus, grybus ar uogas. Viso kūno analizė tapo greita ir paprasta medicininė procedūra. Ji nemokama. Žmonės gali užsukti į rajoninę ligoninę be išankstinės registracijos. Sistemingai patikrinami visi hospitalizuoti pacientai. Savo prietaisais patikriname 8000 žmonių per metus. 2000 iš jų yra vaikai, visi kiti suaugusieji. Šie testai labai svarbus. Jie padeda numalšinti nerimą, o svarbiausia, aptinka gama spinduliuotę, su kuria galima kovoti. Tatjana Kotlobai, slaugytoja ir matavimų centro dozimetrininkė iš Kamarino. Ji papildomai tyria šeimas po patikros ir paaiškina rezultatus. Jei būtina, pasiūlo keisti mitybos įpročius. Jau kelerius metus daugiau nebeaptinkam užteršto pieno ar daržovių. Pavojingiausias yra laukinis maistas. Uogos, miško mėsa ir žuvis iš uždarų telkinių. Visada aptariame šią riziką su žmonėmis. Mūsų rekomendacijos paprastos. Jei medžiojam, grybaujam ar uogaujam, tada viską tikrinam. Arba miške nieko nerenkam ir nieko nevalgom. Šis būdas pasirodė veiksmingas. Pamenu tokius metus, kai Almanuose buvo 200 moksleivių, kuriems buvo nustatytas aukštas radiacijos lygis. O per pastaruosius 3 metus neaptikom nė vieno žmogaus, kurio radiacijos lygis būtų aukštesnis už 1 milisivertą per metus. Ir dėl to džiaugiamės. Samių piemenys taip pat sako, kad jų gyvenimas per pastaruosius kelerius metus grįžo į savo vėžes. Vėl grįžom prie tradicinės kasdienės mitybos. Gaminam patiekalus iš elnių organų ir kraujo, kaip ir buvo prieš Černobylį. Renkam grybus ir valgom žuvį. Grįžom prie senosios gyvensenos. Vienintelis skirtumas – norim būti patikrinti kasmet, kad būtume ramūs. Manau, kad jokia kita pasaulio bendruomenė tiek daug nežino apie radioaktyvumą ir jo pasekmes, kaip samių tauta. Naujai kartai už Černobylį svarbesnės kitos problemos. Dar ir šiandien tikrina mūsų pačių radioaktyvumą. Veterinarai taip pat atvyksta patikrinti elnių radioaktyvumo lygio. Mes tikrai apie tai negalvojam kasdieną. Tai nėra didelė bėda. Tikrai ne. Mūsų kartos gyvenimas visai kitoks nei tėvų. Mūsų tėvams daugiausia rūpėjo radioaktyvumas. O mums labiau nerimą kelia plėšrūnai ir visuomenė, kuri kėsinasi į mus didžiulėje teritorijoje. Jau praėjo 30 metų, bet nerimas turbūt dings dar negreit. Pamenu vieną įvykį pradinėje mokykloje. Mus tikrino, o mano radioaktyvumo lygis buvo labai aukštas. Mokytojai mums sakė, kad mūsų vaikai gali būti apsigimę.
Taip, pašaliniai žmonės labai skeptiški. Jie perša mums savo nuomonę ir mus gąsdina. Mūsų tėvai ir kiti žmonės, kurie čia visada gyveno, mums sakė, kad baisiausia buvo tada, kai jie neturėjo tinkamų žinių. Bet dabar jie įgijo tų žinių. Jas perdavė ir mums. Šiandien Bragino ir Stolino gyventojai mąsto panašiai kaip ir samiai. Praėjo 30 metų. Dabar gyvename taip pat kaip ir anksčiau. Dabar mes susitaikę ir ramus. Įgijom gyvenimo patirties. Daug išmokom apie radioaktyvumą. Sužinojom, kaip jį pažaboti. Abejonės dėl sveikatos ir toliau tvyro kontroliuojamose zonose, nes mokslininkai nežino, koks nedidelės radiacijos poveikis. Mokslas negali nustatyti, ar žalingos nedidelės radiacijos dozės. Į šį klausimą padės atsakyti mūsų pačių gyvenimas. Čia, kaip ir Norvegijoje, žmonės pastebi tą patį reiškinį. Sunkiausia ištverti pašalinių žmonių už teritorijos ribų smerkimą. Manau, žmonės arba nenori suprasti mūsų gyvenimo, arba tiesiog jiems nerūpi. Šiandien ir mes norim vystytis ekonomiškai. Norėčiau, kad jie suprastų, kad Černobylis mums tolimas reiškinys. Mes tokie pat Baltarusijos gyventojai, kaip ir visi kiti. Jei tik galėtume išvengti to padalijimo į Černobylį ir ne Černobylį, manau, mūsų bėdos baigtųsi ir mūsų regionas imtų vystytis. Šiandien Baltarusijoje siekiama skleisti žinias įgytas šiuose bandomosiuose rajonuose. Praėjus 30 metų po katastrofos, žmonės iš kitų regionų, turbūt ir Rusijos bei Ukrainos gyventojai, gauna nepakankamai informacijos ir nerimauja. Jiems trūksta tos ramybės, kurią pajuto Almanų ir Kamarino žmonės. Svarbiausia – tinkamas švietimas. Nuo ankstyvo amžiaus vaikai mokomi tvarios gyvensenos sąlygų kontroliuojamoje zonoje. Samiai ir baltarusiai supranta, kad svarbu dalytis panašia patirtimi. Todėl noriai sutiko dalyvauti Fukušimos dialoguose. Fukušimos provincijoje nuo 2011 lapkričio iki 2015 lapkričio buvo surengta 12 tokių susitikimų. Juos rengė Tarptautinė radiacijos saugos komisija. Taip japonai gavo progą pasikalbėti su ekspertais ir žmonėmis, gyvenančiais užterštose teritorijose. Jie gauna praktinės ir techninės informacijos. Be to, tokiuose susitikimuose aukos gali palyginti patirtį, papasakoti apie tam tikras netikėtas taršos pasekmes. Fukušimoje apie atsigavimą sužinojom daugiau naujienų nei Černobylyje. Net jei radiacija smarkiai nepaveikia gyventojų sveikatos, nelaimė vis tiek sukelia didžiulės socialinės ir ekonominės pasekmes. Branduolinės katastrofos mastas didžiulis. Manau, mes nepakankamai tai įvertinome net po Černobylio. Nustūmėm į šoną. Mes tiek daug dėmesio buvom sutelkę į žmonių sveikatą ir matavimus, kad nepastebėjom poveikio visuomeniai. Po Černobylio visi išsigandom radioaktyviosios taršos. Vis dėlto ir toliau statom ir eksploatuojam atominės elektrines. Šiame pasaulyje niekas neapsaugotas. Niekas negali tvirtinti, kad yra saugus ir kad tai niekada nepasikartos. Žmonės turi žinoti reikiamą informaciją, kad vieną dieną, nutikus nelaimiai, jie būtų pasirengę ir žinotų, kur kreiptis ir iš ko mokytis. Reikia klausti ne ar pasikartos tokia nelaimė, o kada.
om det kommer en ny ulykke, men når kommer Štai det? kokios tvyro nuotaikos. Det følelser vi sitter igjen med. Kitą kartą Men mes neste jau gang žinosim gerokai daugiau. så vet vi så mye mer. Šie žmonės mums pasakoja, ką iš tiesų reiškia gyventi užterštoje žemėje. Kartu jie atskleidžia dar didesnę bėdą. Kitos pramonės šakos ir kitos technologijos taip pat teršia mūsų planetą. Pilkosios zonos didėja vis labiau. Ar dėl patogumo ir naudos tikrai norim rizikuoti savo gyvenimu ir gyventi užterštoje aplinkoje su visais suvaržymais? Tekstą vertė Rima Čiriauskaitė. Skaitė Marijus Žiedas. Įgarsinta LRT.